ES iki šiol sugebėjo šitam sektoriui skirti tikrai ne tiek finansavimo ir ne tiek pinigų, kiek mes įsivaizduojame. Per paskutinius 3 metus, vykstant karui Ukrainoje, mes matome, kad susisiekimo sritis, transporto infrastruktūra yra labai svarbus ir kritiškai svarbus dalykas kiekvienos valstybės gyvenime. Ypatingai kritiškai svarbu, kad susisiekimas būtų geras, pastovus ir užtikrintas tarp įvairių ES šalių. Lietuvoje tai reiškia, kad mes turime turėti gerą Via Baltica kelią, gerą susisiekimą Rail Baltica geležinkeliu, kai jis bus pastatytas. Todėl šiandien, vasario 13 dieną, visi susisiekimo ministrai ragina Europos komisiją pagalvoti, kaip padidinti finansavimą šitam sektoriui. Kaip finansavimą užtikrinti ne tik didesnį, bet ir padaryti jį stabilesnį. Tam, kad šitas sektorius ir toliau užtikrintų kiekvienos iš mūsų valstybių klestėjimą, bet ir saugumą.